Aistė, tu esi laiminga moteris, tai išduoda tavo didelę stebuklingą šypseną. Išduok paslaptį, kaip tokia tapti. Būti laiminga. Esame iš tiesų visos skirtingos ir kiekvienas atsakytume į tą klausimą skirtingai. Bet manau, daugelis su manim sutiktų ir nesiginčytų, kad būti laiminga iš tiesų būti sveika. Tai reiškia būti sveika. Na, o būti sveika tai ne vien tik kūnų, bet tuom, kas dedasi ir giliau širdyje, galvoje, ar ne apskritai santykėje savęs su savimi pačia ir su supančia aplinka. Žodžiu, tikrai yra kur įkišti nosį ir kuo pasidomėti ir pasižiūrėti į save kaip į visumą. Vadinasi, neatskirti savęs tik tai į tą atvaizdą, kurį mes matom veidrodyje, bet pažinti save giliau, o tuom užsimti iš tiesų ir įdomu ir kuo mes tai pradedame daryti kuo anksčiau, iš tiesų tuo daugiau apie save sužinom ir išmokstam tada suprasti, tarkim, iš kur kyla vienokios ar kitokios emocijos, vienoks ar kitoks mūsų poelgis, arba apskritai netgi kodėl keičiasi mūsų kūnas ir ar skauda, ar jisai didėja, ar jisai mažėja ir kodėl. Ir visa tai yra susiję, iš tiesų susiję su mūsų emocijomis, su mūsų mintimis, su taip, kaip mes apskritai save vertiname. Taip, kad aš manau, kad apibūdinti, kas tai laiminga moteris, galėčiau tai pasakyti, kad tai yra moteris, kuri yra jau pakankamai artimai susidraugavusi su tuo įdomiausiu žmogumi, tai yra su savimi pačia. Tai mums būtina pratęsti šį įdomų pokalbį, bet tai padarysime balandžio 14 dieną. Pažadėti? Būtinai.